Labas vakaras, Anglijos lietuviai. Šiandien yra su mumis Jolanta ir mes turim ypatingą svečią, Europarlamentą Petras Gražulis. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai, tai norėtume jūsų paklausti. Tai, kiek mes žinom, jūs esate Europarlamente. Kaip jums ten sekasi? Nu, aš manyčiau, kad neblogai. Žinoma, dar yra pirmos dienos, reikia pasakyti, kad ne visiškai dar apšilęs kojas, bet jau darbo specifiką supratau, nu ir stengsiuosi būti aktyvus ir, kai sako, nemiegoti, kaip miegojo buvę europarlamentarai. Ir dabar esu jau pateikęs nemažai iniciatyvų ir taip pat ir dalyvavęs ir net diskusijos Europos parlamente. Įsakė savo poziciją vienu ir kitu klausimu. O kokioje jūs frakcijoje esate Europarlamente? Aš esu suverenių tautų frakcijoje, kadangi, žinau, dabar Europos Sąjungoje tokios yra nuomonės, kad Europos Sąjunga turėtų priimti sprendimus paprastą balsų daugumą ir Europos komisijoje ir kitur. Ir tokiu atveju, tokia kaip Lietuva ir kitos mažos valstybės, neturėtų jokio sprendimo teisės. Tai mes pasisakom už suverenių valstybių teisę, kad tikrai išliktų veto teisė ir kad būtų girdimos visos šalys ir tokia kaip Lietuva. O daugumą sudaro Lenkijos žmonės šitoj frakcijai? Mūsų frakcijų sudaro daugumos vis tik tais vokiečiai, alternatyva Vokietijai. Kaip jūs žinote, jie pastaruosius metus regionų, kur vyksta regionų surinkimai, jie yra pirmaujantys ir tuos rinkimus laimė. Kuo labai susijaudinę ir susirūpinę tos sisteminės genderistinės partijos. Taip, aš esu, kaip jūs minėjote, jūs sakėt, kad rinksit komandą taip pat. Taip. Ir, žinot, aš pasirinkau Europos parlamente šitą frakciją ir aš nesigailu, kadangi jų vertybės yra tokios pačios kaip ir mano. Jie gal šiek tiek jų požiūrių skiriasi į Ukrainą, bet aš juos suprantu, jie aiškina, kad tai yra karas čia Amerikos ir jie aiškina vokiečiai, kad Amerikai nereikalinga nei stipri Europa, nei stipri Rusija ir jie čia šitą karą išprovokavo, kaip jie aiškina, ir tai nauda didžiulė Amerikai. Aš to paneigti negalėčiau, nes galėčiau tikrai nemažai argumentų pateikti, kad Bidenas tikrai likus daugiau kaip mėnesį iki rinkimų nuolat sakė, kad mes neginsim Ukrainos, nes jinai ne NATO narė, ir atšaukė savo šitus karo ambasadorius, atšaukė viską ir faktiškai čia neskatino pulti Rusijai Ameriką. Tai aš su tuo nesutikti negaliu, matau, kas vyksta ir dabar man labai keista, kad duoda ginklus, bet šaudyti jais neleidžia. Ukrainai. Jo. Čia kuriozas. Nėra ką pasakyti. Aš taip norėčiau dar tokį klausimą, vat jūs asmeniškai, taip paklaus, kokia jūsų nuomonė būtų. Na gerai, mes kaip ir traktuojam, mūsų partneriai yra Amerika, ne, ar Rusija. O kodėl... Armonaitė. Na, taip, bet tokia mano, vizija gal būtų, kodėl Europa pati nenori būti stipri tarp tų dviejų šalių ir žiūrėti į save, o ne ieškoti partnerių. Tai va, žiūrėkit, kas yra. Aš taip pat aš tokios pačios nuomonės. Man labai keista, kad, pavyzdžiui, Europos Sąjungos visos biudžetas ir ekonomika 25 kartus stipresnė negu Rusijos. Ir dabar man keista, kodėl Europa žiūri į Ameriką ir reikalauja, kad jinai prisidėtų prie Ukrainos gynybos. Gėda. Europa pati turėjo būti vieninga, turėtų būti ir turėtų pati, aš tai manau, kad turėtų pati turėti savo kariuomenę. Kaip tai galima? NATO priklausom, bet vis tik NATO vyriausias brolis yra amerikonai. Ir jiem Ukraina ir mes esam labai toli.
Todėl aš manau, kad tikrai Europa turėtų būti stipresnė, solidaresnė ir mano giliu įsitikinimu, jeigu būtų, žinoma, be abejonės Rusija neužpuolė Ukrainos, nežinodama situacijos ir ką mąsto Amerikos valstybės. Jinai matė, kad, ne Amerikos, bet Europos šalis, jinai matė, kad susiskaldžiusi yra Europa, kad nevieninga ir be abejonės to pasinaudojo. Nu taip, pagrindinis principas skaldyk ir valdyk. Valdyk, taip. Taip, gal į tą plačiąją neįsisukim karuselę su ta Amerika. Petrai, mes visi esam, kurie gyvenam ne tik Anglijoje ir kitose šalyse, mes esam išvaryti konservatorių. Per naktinės tas reformas ir kiti prisidėjo, tie, kurie ėjo vieną kadenciją po kito, kurie nieko nekeitė. Dabar pasakykit, aš tiesiog labai gerai jums noriu pasakyti vieną atvejį, kada pas mus ambasadai vyko į Europarlamentą rinkimai, iš tos didelės mūsų stebėtojų komandos mes jau iki galo likom 3. Ir mes, matėm iki galo. Ir aš labai puikiai tiesiog, aš vakar kandidatam tą patį sakiau, koks jų buvo nusivylimas. Ir kada nusivylį arba pyksti, nieko negali padaryti, ar ten apspjaudyti, ar įspirti, tai buvo tokios reakcijos, kad Petras Gražulis papuolė. Mes vietoj buvom, gyvai matėm šitą, suprantat? Jie darė viską, kad jūs nepapultume. Bet aš pati sakau, aš pati ten buvau, atlaikiau iki pat galo ir mačiau visas tas reakcijas, visas tas į mūsų stebėtojus atsinešimą, kaip su mumis elgėsi. Mes bandėm pasakoti per TV komentarą praeitą savaitę, tikrai visi tą žino, bet noriu pasakyti, dabar Anglija nepriklauso, kitos šalis priklauso eurozonai. Ką jūs, kaip europarlamentaras, galėtumėt pateikti mums gyvenantiems užsienį? Mes mylim Lietuvą, mes norim į ją grįžti, mes esam patriotai. Jeigu mes tokie nebūtumėm, mes nieko nedarytumėm. Per 34 metus pirmą kartą toks buvo skandalas per visą pasaulio lietuvių bendruomenį, per visus kontingentus, kad pagaliau pamatė, kad tai yra ambasados užgrobtos, kad vyksta klastojimai. Aš jau nekalbu, kas Lietuvoje vyksta, ten su ligoniais viskas vyksta, bet ką jūs, sakau, esate odiozinė asmenybė, Mūsėt nėra tokio žmogaus, kuris Lietuvoje jūsų nepažįsta, taip pat ir užsienį. Ką jūs galėtumėt nuveikti mūsų emigrantų lietuvių labui? Būdamas Europarlamentą. Pirmiausia, jums pasakysiu, kad kaip jūs pasakėt, kad labai didelis buvo nusivylimas, kad mane išrinko, aš va šiandien truputėlį galiu pasakyti, irgi agitacijose palaikau savo komandą, man jau neleido kandidatuoti į Seimą, man 10 metų mane išmetė, bet aš galėčiau kalbėti taip, Briuselį, bet vis tiek aš liko mano komanda ir juos agituoju. Ir labai įdomiai, aš nuvažiavau šiandien į senamiestį, šalia stoties yra turgus, stoties vadinamas Vilniuje. Tai žinot, aš pakraupau. Toks, kaip jūs pasakėt, nusivylimas ir tokia nepykanta tų žmonių kitose rajonuose Vilniaus ne taip, ten, tiesiog galima pasakyti, spjaudosi. Ir žinot, kas mane nustebino, vyresnio amžiaus žmonės, taip, aš pasakyčiau, man žinokit pasakė, ponas, ar tu nežinai, kad sovietmečiu buvo madinga būti komunistų ir naudinga. Mes tokiais buvom. Šiandien pasikeitė jau laikai, šiandien madinga būti homoseksualu. Mes šiandien tokie esam. Bet aš sakau, žinot, kas yra. Ir tiesiog varė mane į stoties, ne kažkokius tai stoties, ten savininkas ar kas, bet žmonės. Sako, mes jau pakeitė orientaciją. Ir ne tie laikai.
Tai įsivaizduokit, kas yra, kaip yra baisu. Ir tiesiog jauti tokią baisią atmosferą. Bet aš jums pasakysiu, bet tokia atmosfera yra ir Briuselį. Ten yra daug narkomanų, ten miega žmonės ant dėžių, gatvės, visur miega. Ir aš sakyčiau, kas yra, pakeisti Europą yra labai sudėtinga, bet dabar bunda Europą. Aš jums tą pasakysiu, bunda. Ir Petrai, man atrodo, replikuosiu. Vilnius tai ne visa Lietuva. Jūs nepamirškit, kad yra regionai. Žemaitija, Aukštaitija. Nuvažiuokit ten. Ten jūs pamatysit visai kitą vaizdą. Vilnius yra tokia kaip rezervatas atskirtas. Jis gyvena tik tai tam burbule su Briuseliu. Nepamirškit Lietuvos. Visos likusios Lietuvos. tai aš nepamirštu, aš važiuoju po visą Lietuvą, be abejonės, ir labai, ir va šiandien buvau ne tik tais stoties turgui, ir Kalvarijų turgui, ir Gariūnuose žmonės yra kitokie. Ir buvau Šiauliuose už vakar, visur važiuoju ir aiškinu žmonėm. Ir sakau, kad tai yra tai, kas dabar vyksta, tas ta vadinama, kaip ją įvardinti seksualinė revoliucija ar kas, tų lyčių keitimas, transgenderizmas. Tai yra tiesiog tragedija pasaulio ir Lietuvos. Nuk Dievas sukūrė juk vyrą ir moterį. Ir jūs, sakau, sukylat prie savo gimdytojus, nes jeigu nebūtų jūsų gimdytojų, jūsų nebūtų. Bet gal šitą temą tiesiog paliekam, jinai yra skaudė, o ką europarlamentaras gali padaryti Lietuvai. Be abejonės tai kadangi 720 europarlamentarų yra labai sudėtinga ir tas europarlamentaras pats vienas neturi iniciatyvos teisės, tik frakcija to turi iniciatyvos teisę ir aš džiaugiuosi savo frakciją, kad mano iniciatyvas jie palaiko, jie pritarė mano iniciatyvom ir aš manau, kad mes kartu truputėlį bandysim pasiekti vienokių ar kitokių rezultatų. Aš noriu jums pasakyti, kadangi gal nelabai dažnai būnat Lietuvoje, bet Europos Sąjunga kankina imigraciją, kad, žinokit, aš tiesiai šviesiai pasakysiu, dabar daugiau lankausi po Europą, emigrantai pavertė savartynu, šlavinu. Ir žinokit, man tai yra gaila, bet dabar matau, kad tai vyksta ir Lietuvoje. Ir manau, kad jeigu mes nesuvaldysim šitos imigracijos, mes neturim jokios ateities. Ir to vadinamo, tai ta didžiausia problema, su kuria reikia kovoti. Ir čia gali Europos parlamentas tikrai prisidėti, bandyti kiek įmanoma riboti tą imigraciją į Europą ir tame tarpe į Lietuvą. Aš už vakar buvau Šiauliuose. Žinot, kas yra? Atrodo, buvau nesenai. Prieš metus laiko. Kai vakar nuvažiavau ir kai pamačiau tų afroazijiečių, ar kaip juos įvardinti, arba, tai žinokit, gal kas trečias jau Šiauliuose yra emigrantas, kuris visiškai svetimos kultūros. Tai tas mane labai, labai nustebino, kad šitokia stipri vyksta imigracija į Lietuvą ir kad tikrai nėra jinai valdoma. Tikrai taip. Neriui perduosiu klausimą. Taip, jūs gerai sakote, nes kaip matėt gal žinias, kaip čia Anglijoje irgi sukilimas buvo, ne, tarp anglų ir dėl tų kitų šalių, ne, tai čia gaunasi kaip jau pačios viduj Anglijos skilimas gaunasi. Na, tai aš labai irgi pergyvenu, kad Lietuvoje tas neateitų. Ta pati problema kaip ir Anglijoje. Jau tas atėjo. Ir gal ne tiek, kiek Anglijoje, bet jau tas yra. Ir dar tokią mintį pratęsiu. Tai aš suprantu vieną dalyką, kad Lietuvoje gerai, trūksta tų darbininkų, gerai, jie pigi darbo jėga, bet jeigu aš kiek pamenu, išvažiavęs iš Lietuvos, ne, čia buvo tos algos dydis, tai buvo ženkliai didesnis. Bet jeigu jūs vis tiek pastebit ir esate Europarlamente, kada kainos Europos šalyse yra vienodos. Mano klausimas kyla, o tai kodėl nėra
algos vienodos irgi Europos šalyse. Jeigu suvienodintų algas Europoje, kiekvienose šalyse, tai gal ir mes jau grįžtume į savo šalį ir nebereikėtų kitų šalių iš trijų. Biudžetą pildyti. Jo, iš Taip. trijų Na, šalių. iš tikrųjų, tai jūs teisybė, ir aš dabar ypatingai išvažiavęs, pabuvęs tiek Briuselį, tiek Strasbūrė, ypatingai lyginau kainas maisto produktų ir ypač, gal sakyčiau, maisto produktų tai kainos gal panašios, aš pasakyčiau, jeigu yra šiek tiek didesnės, bet ne visų, bet dar kas mane nustebino. Tai yra drabužių kainos tikrai yra pigesnės ES šalyse, tokiam Briuselį, Strasbūrė, negu Lietuvos. Ir Lietuvoje pinga tie drabužiai, bet vis tik tai ten mane nustebina, kada atrodo, čiut ne už kelis eurus gali nusipirkti tikrai ir kojinių, 5 ten supakuotas, gal ir kai sako, kartais net pagalvoju, gal jau apskalbti neapsimoka, nes kaip sakyt, panešiojai ir už 3 eurus nusipirkęs arba už 2,5 gali jau ir kitas pirkti ten kokią savaitę. Gal įskalbti yra brangiau. Tai suprantat, tikrai, va, tai, ką jūs pastebėjot, o atlyginimai vis tiek tai reikia pripažinti tiek Anglijoje, tiek Vokietijoje, tiek kitose senbuvės ES šalyse tikrai yra didesni. Ir Nu, jos todėl aukštesniai pakopai. jo ir už tai lietuviai dar negrįžta. Jeigu būtų atlyginimai pas mus aukštesni, verslas mokėtų didesnius atlyginimus, manau, kad didelė dalis lietuvių grįžtų į Lietuvą. Ir nereikėtumėm jokių, nei, kai sako, čia tų, nei iš Indijos, nei iš Irano ar iš dar kažkur tų piliečių užtektų tas darbos jėgos ir čia. Nu nieko, prisistatysim mečečių, bus musulmoniškiai rajonai, taip kaip ir visose kitose šalyse. Eisi ne savo gatviai, užpuls, primuš, išprievartaus. Mūsų tas laukia Lietuvos. Taip, Ar ne jau taip? čia viskas čia ant slenksčio jau. Tai, ką jūs kalbat, Taip. viskas ant slenksčio. Ir aš tą labai akivaizdžiai matau. Ypač tas labai, kaip čia sparčiai prasidėjo ta imigracija, prasidėjus karui Ukrainoje. Tiesiog per 3 metus nepilnus tikrai Lietuva pasikeitė. Blogai labai to žodžio stipriai. prasme. Ir Labai labai stipriai. stipriai į blogą stipriai. pusę. Taip. Man teko būti šaltuoju sezonu Lietuvoje. Žmonės, tokie, kaip nukankinti. Sėdi tose autobusuose, parduotuvėse, nieko nepasakys. Jie, išėjus tą dvasią, išėjus energiją, ką turėtum turėti? Jokio, vidinio pasitikėjimo turiu minty. Ir kada tu čia atvažiuoji gyvendamas užsienį, elgiesi drąsiai, jie į tave žiūri kaip į stebuklą. Nes jie jau nebeturi jėgų. Tai, bet žiūrėkit, kas ir aš noriu jums pasakyti, čia toks, jūs nepažinojot, aš jį pažinojau, kunigas Doveika. Aš žinot, ką pasakė apie Lietuvą, bet jį taip užpuolė. Pažiūrėkit, kaip jie sutaršia. 20% nebijo kalbėti žmonių, o 80% bijo pasakyti, ką jie galvoja. Štai apie kokią mes demokratiją kalbam, jos nėra. Viskas užvaldyta Landsbergių klano. Žiniasklaida, Oi, tai televizija. čia taip jau tas tiesa. Ir dabar mes iš jo niekaip negalim įsilaisvinti. Niekaip. Ir jie viską daro. Petrai, jūs pats pirmasis pavyzdys, toli nereikia eiti, bet aš turiu minty, aš šiandien atsidariau 2012 metų, spalio 17, trūksta porą savaičių. Jau kitą sekmanį prasidės tie rinkimai. Šitos stebėtojų komandos visą surašytą tą skundą. Žinokit, tas pats scenarijus, kas dabar laukia mūsų. Spalio 17, mūsų panašios datos bus ir viską, ką jie perėjo, kas tos kelios kadencijos, yra kartojamas tas scenarijus. Ta jau daro labai senai ir jisai yra tiek įsibujojęs, bet dabar, kaip pasakyti, kada visi žino labai daug,
Ne taip. Per kur žino visi? Per medijas, per telegramą, per Facebooką, per Gorienis, per Janutinės laidas. Ne, tai LNK ten TV3 gi yra sisteminis. Ne, tai tą visi žinom. Ir Visos aš turiu minty, didžiosios kad daug žiniasklaidos atsibunda. priemonės yra sisteminės. Aš vadinu Lietuvos televiziją Landsbergių radijų ir televizija. Tai Taip, yra mes jų. žinom. Taip. Taip. Ir aš jiem į akis tą sakau. Bet aš norėjau jums užduoti vieną klausimą. Kas yra su užsienio lietuviais, kad jie balsuoja už konservatorius? Ir savo apygardoje ten už pasaulio lietuvių išsirenka konservatorius. Kas čia yra? Kaip jūs atsakyti galite į šitą klausimą? Išvarė jūs iš Lietuvos, išgujo ir vis tiek jūs balsuojate už konservatorius. Nejaugi galima pritaikyti tokią formuluotę vergas pamilo savo grandinės. Ne. Taip ir yra, jūs teisus, bet aš galiu iš stebėtojo pusės. Aš tik pabaigsiu, Nerijau, jūs pasakysit. Aš žinokit, kada buvau stebėtoja, aš apakau, man buvo šokas, kad kai pradėjo dėlioti ant stalo tos biuletenius, kad Armonaitės labai daug, konservatorių labai daug, kada kuriuos visus pažįstu, jie už juos nebalsuoja. Kurios yra bendruomenės išlaikomos konservatorių bendruomenės, gauna geras dotacijas, jie visur figūruoja, jie gauna tų pakištukų, dovanėlių, piniginę išraišką, jie jiem atidirbinėja. O tie, kurie yra su savo nuomonė, už ką kitą balsuoja, jų balsai neina, jie klastoja. Jie keitinėja biuletenius per naktį. Jie viską daro taip, kad visas užsienis balsuoja už konservatorius ir už Laisvės partiją. Žiūrėkit, aš suprantu labai jūsų aš suprantu tą klausimą, vat, gerbiamo Petro. Čia bus tik tai mano nuomonė, nieko ten, nežinau, neturiu ką įrodyti, bet kiek aš suprantu, daleiskim konservatoriai, kas yra ambasados, už ambasados atsakingas? Tai aišku, konservatorių paskirti ambasadoriai. Tai va, o prie ambasadų kas yra? Vat yra vat, daleiskim, tokios lietuvių bendruomenės. Kažkas jos turi remti. Lietuvių bendruomenės turi kur kreiptis. Į ambasadą. Jeigu jie gauna kažką, turi nusileisti ir už tą gavimą, už tą paramą, kas finansuoja? Konservatoriai. Tai kai ateina tokios dienos, tai jie ir turi, kaip sakant, padėką duoti. Ar ne taip? Ar jūs kitaip matot? Aš tai taip matau. Bet kadangi, vat, jeigu ir vat, pastebėjot, mes vat, esam tokie šalininkai, nieko nepriklausomi, kurie mes bandom pamatyti ir jau pamatėm tiek daug, kad tai yra nėra teisybės, žinai. Tai mes daleiskim, mes visai kitokios nuomonės esam. Tai dėl to mes pradėjom kilti tai į viršų įsakyti irgi, tai palaukit, mes turim irgi kitą nuomonę. Bet viskas, kas nugali, pinigai. Kur ką remia pinigai? Žiūrėkit, visose šalyse bendruomenės priklauso tiesiogiai nuo ambasadų. Ir remia kas? Kaip tik ir išsiaiškinom, konservatoriai. Tai, o kaip, vat, Petrai, jūs tikistės? Taip ir yra. Nubalsuoja, jūs nustebę. Nesąmoningi, o man aiškina Raskevičius, kad, sako, išvažiavę į vakarus, perima vakarietišką kultūrą lietuviai ir pakeičia orientaciją. Petrai, atsiprašau, jūs matot, vat, aš, Jolanta, mes matom, kas vyksta Lietuvoje. Tai net mes išvažiavę emigrantai jau pradėjom irgi
sakyti, kas ten darosi Lietuvoje. Na, tai mes irgi pradėjom vat, kelti ir su jumis vat, susisiekėm, kad sakyti, kad mes, emigrantai, irgi matom tas problemas, jau net išėjo iš ribų, iš Lietuvos ribų, iki mūsų daeina. Tai dėl to mes susisiekam ir sakom jums, tas mintis, va, teisingai jūs ir paklausit, kodėl tai konservatoriai. Nu, konservatoriai tiek metų viską finansavo, valdė. Skurdi tokia realybė. Ir liūdna, Ir tikrai labai liūdna. liūdna. Na, tikėkime, kad, vat, kad jums pasiseks ir galbūt Jūsų partijai. Taip, žinot, kas yra, aš taip atsakyčiau, čia įvyktų stebuklas, nes jeigu tikrai būtų permainos Lietuvoje, nes per 30 metų ta švytuoklė arba socdemai ar konservatoriai, ir gaunasi tas pats švytuoklė. Ir dabar, kaip matom, tas apklausas sociologinės, vėl ta švytuoklė ir toliau dabar socialdemokratų laikas. Nu gal kažkada susipras lietuviai, kad čia ta pati partija tik skirtingų pavadinimų, ar Tai socialdemokratai, visi tą ar žino. konservatoriai. Bet Ir aš manau, taip kad yra yra. lemiami rinkimai, Petrai, labai lemiami. Šie ypatingi lemiami rinkimai. Nes tada jau toliau labai liūdnas likimas ateitis. Liūdnas, tikrai labai liūdnas likimas. Jeigu tauta nepraregi ir nemato per 30 metų, tai jau niekada nepraregės. Ir aš, žinot, kas yra kiekvienas savo laikraštėlį, kai leidau šį kartą neįdėjau to straipsnio ir labai gailiuosi, tokią mintį rašydavau, kad Lietuvos stiprybė yra kaimas, provincija. Ir kad visas laikas tą Lietuvą išduodavo tai miesčionys, ypač Vilniečiai. Ir aš primindavau istoriją nuo caro okupacijos laikų, kaip Valančius, vyskupas, tą lietuvybę saugojo, kad neprasigertų Lietuva. Net yra Rumšos tokia skulptūra, kaip motina laiko kūdikį savo sūnelį ant rankų ir verpia siūlus ir moko iš katekizmo lietuviškai kalbėti. Ir istorikai sako, kad jeigu ne Valančius ir ne Lietuvos kaimas, jau tada būtų Lietuva prarado savo kalbą. Tai aš dar tik pratęsiu. Lenkijos okupacijos metai. Pažiūrėkit, kas yra. Visi miesčionys gėdijosi kalbėti lietuvių kalbą, prašiokų kalbą kalbėjo lenkiškai. Sovietų okupacijos metai miesčionys į komunistų partiją, tie kaimo žmonės į miškus ir gynė Lietuvą. O šiandien atėjus Europos Sąjungai, jie pakeitė visi savo seksualinę orientaciją, tapo visokiais genderistais ir vėl griauna Lietuvą. Bet kodėl mes tokie kantrus, Petrai? tai palauk, Pat jūs, kai dabar vardijot, aš atsiminiau tėvą Stanislavą iš Paberžės, kunigą. Pasivažiavo visą Lietuvą, Paberžę, iš visų pašalių. Sovietmečiu ir aš buvęs daug kartų pas jį. Va, matot. Žmonės, bendravęs. Va, bet žinot, kas yra? Aš jums taip pasakysiu. Žinokit, va, kas yra, va, mes galim kalbėti, tai ką aš mastau, ne tik Lietuvos, bet visos Europos laukia tikrai didelės nelaimės, katastrofos, nes Europa nusigręžė nuo Dievo. Ir aš noriu pasakyti jums, vat, kada buvau Europos parlamente, irgi pasakiau tą mintį, nepatiko. Ir Luko Evangelijoje pasakyta, kad be Dievo žinios nei vienas plaukas nuo žmogaus galvos nenukrenta. Visa, kas vyksta žmogaus gyvenime, visa su Dievo žinia. Ir toliau jisai rašo, kai Dievas, žmogus arba tauta nusigręžia nuo Dievo, Dievas ją baudžia. Ir aš, kada kalbėjom apie dabartinės nelaimės, ten jau Lenkijoje, Čekijoje, Austrijoje, dideliai buvo potviniai, buvo ten Portugalijoje, buvo didžiuliai kai sausros. Aš ir klausiu, pacitavau Europos parlamente šventą raštą, Luko Evangeliją, ar jūs nemanot, kad visos šitos nelaimės, gal Dievo bausmė mums, kad jūs garbinat genderizmą, niekinat krikščionybę, pažiūrėkit, kas atsitiko per olimpiados atidarimą, išniekinta paskutinė vakarienė ir panašiai. O gal tai yra Dievo bausmė mums, bet be abejonės jie nesuprato, kai Dievas žmogų baudžia, atima protą.
Labai Taip, teisingi taip, žodžiai. teisingi žodžiai, aš jumis pritariu. Nu ką, liko 5 minutės, tai galim gal palinkėti, ar dar turit kokį neišsakytų minčių? Aš šiaip norėčiau, kad Petras kažką palinkėtų Anglijos lietuviam. Čia galbūt tas palinkėjimas mano būtų ne tik Anglijos, visiems lietuviams. Mhm. Nu, būkime, jeigu ir išvykom, ieškojom, kai sako, to materialinio gyvenimo geresnio, mus išvarė iš Lietuvos tas vadinamas bedarbystė ir panašiai, išlikim vis tiek tautos patriotais ir suraskim jėgų, grįžkim į tą Lietuvą ir kovokim už tą Lietuvą, kad jinai išliktų, kad čia dabar matom milžinišką imigraciją visai kitų kultūrų, kurie tą Lietuvą pavertinėja kaip ir vakarus šašlavyno. Ir tai didelė yra problema Lietuvai. Daugelis to nemato. Bet aš norėčiau, kad jūs matytumėt, kad jūs, kai sako, išliktumėt patriotais ir vėliau ar anksčiau grįžtumėt į mūsų tėvynę. Lietuvą. Šaunu. Ir pabaigai už Lietuvą vyrai, moterys už Petrą. Te saugo jūs Dievas. Ir Ir mūsų visus. taip, ir sąrašą numeris 1. Te saugo mus Dievas. Ačiū. Saugo mus Dievas. Ačiū. Ačiū, Ačiū, Petrai. Jo, jums taip pat viso geriausio, tikėkime, kad bus viskas gerai ir ką siekite, tą ir pasieksit. Ačiū. Ačiū. Iki. Viso Ačiū gero. visiems. Viso gero. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Viso.